2016 m. kovo 23 d. Kaune finišavo 2015–2016 m. Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas vyrų 70+ grupėje. Čempionate dalyvavo dvi komandos – Kauno Žalgiriečiai veteranai ir Klaipėdos Neptūniečiai. Komandos tarpusavyje žaidė kovo 17 d. Klaipėdoje ir kovo 23 d. Kaune. Abi varžybas laimėjo Kauno Žalgiriečiai veteranai rezultatu 55–34 ir 65–44. Jeigu nerimtai, tai ačiū Dievui visi likom gyvi ir vienas susižeidė, tačiau apskritai tai yra dvejos istorinės rungtynės, kadangi pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje 70-mečiai krepšininkai žaidė veteranų krepšinio rungtynės. Tai šiaip ar taip, čia yra toks, nesakyčiau, kad labai žymus įvykis, bet vis tik tai įvykis, kuris turbūt ateityje paskatins kitus jaunimą, veteranus ilgai sportuoti, nes žaisti, žiūrėkit, kiek jau čia 50 vos ne metų žaidžiam. Krepšinis tai yra komandinis žaidimas ir be tokios bendrystės, be tokio draugiškumo, palaikymo vienas kito kitaip neįmanoma. Mes iš tikrųjų pabendraujam ir kartais ir vienas kito problemas kažkokias išsprendžiam. Todėl žinom ir šiaip, ir šeimom kartais pabendraujam vyrai ir viskas čia pas mus yra gerai. Mes jau neturim ką dalinti. Jausmas dvejopas, širdis ir galva dar to nenori pripažinti. Bet kūnas tai kartais yra problemų ir man sąnarys, tarkim, kojos nelabai gerai veikia. Bet nežiūrinti tai jaučiuosi po rungtynių labai gerai ir žvaliai ir turbūt dar dalyvausiu varžybose. Žaidėm antras rungtynės su Kauno Žalgiriu, tai žinoma miestas, kur, galima sakyti, gimė krepšinis Lietuvoje, tai kad jų pergalė, aš manau, yra, sakykime, taip gal ir numatyta, tačiau mes stengiamės, priešinomės, šiek tiek daugiau treniravomės. Ir sakykime, kad pakliuvome į istorinį įvykį, kadangi tai pirmą kartą vyko 70-mečių varžybos Lietuvoje, tai aš manau, kad ta tradicija bus tęsiama, tai iš tikrųjų yra ir garbinga, ir malonu. O dėl to, kad korektiškas vyko žaidimas, gero lygio teisėjavimas ir tikrai aš manau, kad gražiai ateitis priklauso ir senjorų vyresnio amžiaus sportui krepšiniui. Už aikštelės ribų, aišku, mes kokius šiandien matėm derinius kauniečių, bandysim juos kopijuoti. Šiek tiek juokauju, bet iš tikrųjų tai žinoma, pasitarėm, pasikalbam, bendraujam. Ir tas Neptūniečių klubo ryšys, mūsų prezidentas yra Budrys, kuriam šiandien atšventėm 80 metų, yra tikrai labai draugiškas kolektyvas ir mes, sakykime, tokį ir šeimom pabendraujam, tikrai yra labai nuostabus dalykas tokius turnyrus ir kad vyksta tie čempionatai visam amžiaus grupėm, tikrai yra labai geras dalykas. Kai įeini į aikštelę, atrodo, kad esi jaunas, bet į pabaigą varžybų jauti, kad tie metai šiek tiek atsiliepia. Taip pat buvo išrinktas žaidėjų simbolinis penketukas. 3 Kauno Žalgiriečiai veteranai Anatolijus Čupkovas, Jonas Lukošius bei Marijonas Zinkevičius ir 2 Neptūniečių ekipos atstovai Liudvikas Melyša bei Kazimieras Budrys. Dalimis reikia.